Sveiki, šiandien parodysiu Jums žurnalo Veidas elektroninę versiją skirtą iPad planšetiniams kompiuteriams. Taigi, kaip ir dauguma kitų elektroninių žurnalų, taip ir šis leidžia Jums pirkti žurnalą Veidas per savo iTunes sąskaitą bei skaityti jį savo iPad'u. Tik įsijungus programėlę pamatome numerius, kuriuos galime nusipirkti. Tam, kad nusipirktumėte numerį, jums reikia paspausti mygtuką Pirkti. Ir programėlė jums pasiūlo nusipirkti šį numerį per jūsų iTunes sąskaitą. Tačiau štai mes esame jau vieną numerį nusipirkę, taigi galime pamėginti jį paskaityti. Skaitimas vyksta labai paprastai. Tiesiog galime paimti pirštu ir versti žurnalo numerius. Čia dar priekyje matome instrukciją, kaip tai galima daryti. Ir štai visą žurnalą matome tokį patį, koksai jisai yra ir papirinėme variante. Vieną kartą paspaudus ant puslapio pamatysime įrankių juostą, kurioje galime greitai pamatyti visų puslapių apžvalgą ir įsijungti tą, kurį norime, bei galime ieškoti informacijos žurnale pagal raktinį žodį. Na, tekstas ir nuotraukos yra puikios kokybės, tačiau jeigu, žinoma, jis yra per mažas, galime jį padidinti įprastiniu būdu. Kaip matote, tekstas vis tiek išliko itin ryškus, o nuotraukos taip pat liko itin geros kokybės. Manau, galima teigti, kad elektroninę versiją skaityti yra netgi patogiau nei įprastinę. Taigi, o šią bei kitas programėlės galite parsisiųsti internete adresu programėlės.omnitel.lt.